Hei, sveiki draugai, na ką, šiandieną sekmadienis ir vėl mes susirinkome prie stalo. Tai šiandieną gaminsime maistą, taip, kaip ir kiekvieną sekmadienį. Na, dabar teko porą sekmadienių praleisti, vis dėlto yra vasara, turiu ir savo darbų, ir atostogų kai kurių, ir prie žeriuko reikia nuvažiuoti, ir kartais pailsėti nuo visko. Na, bet jau rudenėja po truputėlį ir grįžtam mes į eterį, na, jau manau, su kiekvienu sekmadieniu bus video, na ir žinoma vidury savaitės bus kažkas tai iš garažo, projektai ir panašiai. Na, o šiandieną, kaip pastebėjau po praeito video, jums patiko labai greiti receptai. Tai yra, kur greitai užsimarinuoja, greitai pasigamina, tai šiandieną tą ir darysime. Vėl bus greitas receptas ir to jau parodysiu, koks receptas bus. Na, o aš čia darbuodamasis savo sodybėlėje vieną dieną pritrūkau produktų, neturėjau ką pasigaminti pietum ir būsiu atviras, truputėlį tingėjau, tai užsisakiau Nemenčinėje, čia man iki Nemenčinės 8 km, kebabą tiesiog greito maisto pavalgyti, kur užsisakiau Incigoj. Nuvažiavęs ten gavau kebabą ir ne tik, tai gavau dovanų. Žiūrėkit, va štai tokį maišelį man įteikė ir ką mes čia turim. I love Inciga. Koinės. Štai toks Incigos rankšluostis, šiaip labai kokybiškas. O didelis, turėsiu prie žeriuko ar dar kur nors. Ir žinoma, man tai pagrindinis dalykas, ko man tikrai trūko, ačiū labai Incigai, tai yra prijuostė. Chebra, dabar mes ją pasipuošime ir šiandieną jau gaminsiu su prijuoste. Būsiu jau pusę šefo. Opa, užsirišim. Nu, kaip aš atrodau? Gerai, su prijuoste. Yra ir kišenėlių, telefoną galima bus įsidėti. Dar kažką. Tai dar kartą ačiū Incigai. O jeigu tu gyveni kažkur tai Vilniaus rajone šitam krašte, šalia Nemenčinės ar dar kažkur, tai jie gamina puikų maistą. Puikų maistą tiek įsinešimų, tiek galima pavalgyti. Tenais kebabai, picos, šonkauliukai, bulvytės. Na, vienu žodžiu, užeikite į Incigą. Tai dar kartą ačiū Incigai, o mes keliaujam jau dabar prie recepto ir pasakysiu, ką mes šiandien gaminsime. Na, žinokit, ne vieni jūs internete naršot ir žiūrit visokius receptus, tai ir aš tą patį darau. Ir man užkliuvo už akies toksai įdomus ir greitas receptas. Tai bazilika nežiūrėkit, čia tik tais puošmena. Atsukau šiandieną, ką mes gaminsime ir ko mums reikės. Tai turime sprandinę, turime pomidorų sultis, krapai, svogūnai, prieskoniai, tai yra druska, pipirai ir paprika. Ir jau turbūt visi atspėjote. Ir žinote, ką mes šiandien gaminsim. Tai bus šašlikas, greitas šašliko marinavimas. Tai užsimarinuosime vos per 1,5–2 valandėlės. Tiek užtenka marinavimui ir man patiko, na, tas receptukas, toks jo paprastumas, nieko daug labai nereikia. Žinoma, šašlikam aplamai daug nereikia, improvizuot galit kiek norit, bet čia aš galiu atskleisti paslaptį, labai myliu pomidorų sultis. Ir šiandieną bus šašlikas, sprandinė šašlikas, pomidorų sultise marinuotas. Tai ko mums šiandien reikės? Reikės pomidorų sulčių, aš pasirinkau Sido, jos yra šiek tiek su druska ir man jos yra skaniausias, nereklama. Kečupas su baziliku ir česnaku, sprandinės kilogramas, krapai, svogūnai, druska, pipirai ir raudonosios paprikos milteliai. Tai va, šiandieną viskas, ką mums reikės ir keliaujam dabar arčiau pjaustimo lentutės, pasiruošime ingredientus ir užsimarinuosim. Na ką, o pačioj pradžioj tai mums ką reikės, tai 3 vidutinio dydžio galvučių svogūno. Tai svogūną apsilupam. Na, turim apsilupę 3 vidutinio dydžio galvutės, šiukšles dedame į šoną, tiksliau į šiukšlių dėžę. Na ką, ir svogūnus susipjaustome
pusžiedžiais. Kuo smulkiau susipjaustyti, tuo jisai lengviau atiduos pomidorų. Matote, pomidorai. Savo sultis. Nukritot, kas atsitiko. Čia mano jau tas stovas pavarės. Griuvinėja, dreba. Beje, gavau dar šiandien dovanų, tuoj parodysiu. Baigiu tik tai svogūnus su čaškot, ar kaip ten sakosi. Na, o kad daugiau negriuvinėtumėt, vienas iš jūsų žiūrovų tai pamatė, kad pas mane tai dreba kamera, tai nukrenta kamera ir atsiuntė man dovanų. Tai šiandieną dovanų video kažkaip tai ir iš Incygos, ir iš dar vienų žmonių gavau dovanų, tai tuo jums parodysiu, kągi aš gavau dovanų dar. Na ką, svogūnus kol kas traukiame į šoną. Taip, kur čia juos padėsime? Na, čia nenukris. Nes mums reikės vietos, kadangi dovanų gavau tikrai nemažai. Žiūrėkit. Opa. Mikai iš K studijos. Ačiū tau labai. Tai K studija atsiuntė man štai tokių dovanų. Ir kas svarbiausia tose dovanose, tai va šitas dalykas. Dabar jau jūs stovėsit stabiliai, nebegriuvinėsit. Aš iš karto jum aprodęs permontuoju savo trikojį. Tai yra selfie stickas su mažu trikoju, kuris visą laiką griūna. Ir čia turiu štai tokį trikojį, kuris man tilps į kuprinę. Labai geras dydis. Jisai išsikelia netgi iki 1,60 m. Turi štai tokią galvą, kurią labai lengva reguliuoti kampą filmavimo. Taip pat ir pasukimas yra. Na, vienu žodžiu, teleskopinis. Labai super daiktas, bet čia dar ne viskas. Jį dedame kol kas kažkur tai į šoną va čia, kad jums nemaišytų. Toliau yra mini trikojas kstudio.lt. Jeigu kam reikia kokių aksesuarų, tai būtinai pas juos kreipkitės. Dažiūrėkite iki galo, pasakysiu ir nuolaidų kodą. Tai va, toks mini teleskopinis trikojas, jeigu kažką filmuoti iš arti jum. Tai va, čia pasistatom ant stalo, pafilmuojam. Toliau, čia taip pat veiksmo kamerai, kaip jį čia pavadinti, segtukas. Tai galima jį kažkur tai prisekti ir filmuoti. Toliau, telefono laikiklis. Dabar galėsiu jums normaliai daryti stabiliai laivus. Tai čia dedasi ant šito adapteris ir galima įsidėti telefoną. Taip, servetėlės pravalyti linziai. tą dabar ir padarysim. Na kaip? Opa, pažiūrėkit, iš karto atjaunėjau 5 metais. Toliau, čia nepakuosiu, aš žinau, kas čia yra. Tai yra ant krūtinės filmavimas, tai dabar daugiau galėsiu užsidėjęs ant krūtinės jum to tikro vaizdo filmuoti, kaip aš einu, kaip dar kažkur, tai pavyzdžiui, miške. Adapteris taip pat šitam dalykui, užsidėti veiksmo kamerai. Na ir tašytė. Tašytė, tai čia yra štai tokia tašytė, susidėti visiems laidam, akumuliatoriams, pakrovėjams, vienu žodžiu, štai tokia. Labai ofigiena tašytė, minkšta viduj, turi perskirimus, kur norit galite įsidėti. Na, super, super, super. Ačiū dar kartą, Mikai, tau už šitas dovanas. Dabar jau žiūrėsit vaizdą žymiai stabiliau. Labai yra malonu, kada žiūrovai pastebi, kad kažkas negerai su vaizdu, ten vienam video labai drebėjo. Na ir rūpinusi tuo, kad būtų kuo kokybiškesnis vaizdas. Ačiū jums labai tikrai. Visi, kas manim rūpinatės, kas rūpinatės kanalu. Ir šiuo atveju ačiū K
kestudio.lt, užeikit, būtinai užeikit, kam reikia kokio laikiklio, telefono laikiklio į automobilį, ant motociklo ar dar kažkokį ir įsigykit. O nuolaidos kodas yra Donatas. Tai su nuolaidos kodu Donatas gausite papildomai 10% nuolaidą visoms prekiams. Tai prašom, kestudio.lt. Ačiū Jums dar kartą, o dabar keliaujam toliau prie recepto. Na, o hebrytė, jūs jau dabar stovit ant naujo stovo. Nebekritinėsit, nebedrebėsit. Tai pratęsime, ką darėm. Svogūnai. Svogūnus dabar susidedam į dubenį, kuriame marinuosime šašlyką. Tai dedamės viską. Taip, susidėjome svogūnus, tai dabar mums reikia įsiberti druskos. Apie 1 valgomąjį arbatinį šaukštelį. Ką mes dedame druską dabar, kad išskirtų svogūnas kuo daugiau sulčių. Ir viską gerai dabar pertriname su druska. Svogūnas turi susitrinti ir išskirti savo sultis. Va taip, pažiūrėkit, sultis jau bėga. Matot? Na, sutrynėm. Išskyrė svogūniukas sultis ir dedame dabar mūsų dubenį į šoną. Ką dabar reikės pasidaryti, tai susipjaustyti mėsytę. Taip, tai imam mūsų sprandinę. Šiaip galite naudoti ir mentę, ir išpjevą, bet man šašlykas kažkaip tai visą laiką asocijuojasi su sprandinė. Nežinau kodėl, gal patarsit man, gal čia mano blogas yra pasirinkimas. Taip, čia toksai gabaliukas, nei 5, nei 10, jį nežiūrėkit. Stenkitės pjaustyti šašlyką kuo vienodiškesniais gabaliukais, tam, kad kepimo metu jie vienodai maždaug iškeptų. Tai aš pjaustau štai tokiais, gan nemažais gabaliukais. Kažkaip anksčiau labai skeptiškai žiūrėjau į didelius gabalus, norėjusi man kuo mažesnių, kaip ir marinuotą nusipirki, pavyzdžiui, parduotuviai. Tai dar ir supjaustydavau mes. Bet su laiku pastebėjau, kad didesni gabaliukai jie išlieka sultingesni. Tai pradėjau gaminti dabar šašlyką ir palikinėti tokius, sakykime, didesnius gabaliukus. Nėra jau čia super dideli, mačiau, kad daro dar didesniais, bet tokie nemaži. Čia iš kilogramo gausius maksimum 2 iešmai ir tiek. Tai taip, įsidėjom dabar mėsytę, įsidėsim pipiriuką. Pas mane pipiras yra stambiai grūstas. Aš mėgstu juodą pipirą, tai negailiu jo. Įsiberiam raudonosios paprikos. Dabar viską gerai pramaišome, kad prieskoniai pasisklaidytų. Žinoma, tai galima padaryti ir vėliau, bet eiliškumas toksai buvo nurodytas tam recepte, tai aš taip ir darau. Stengiuosi atkartot receptą jums. Prasimaišėm. Dabar įmetam kelis lauro lapus. Vėlgi pagal skonį. Dėkit mažiau, jeigu nereikia. Ir visą šitą užsipilsime pomidorų sultimis. Tai kaip ir minėjau, aš naudoju štai tokias pomidorų sultis. Man jos yra skaniausios ir pilam. Negailim, kad apsemtų mėsytę. Kažkur 0,5 litro. Įdėjom, dabar viską vėl gerai pramaišom. Maišom ranką, ne kažkuo, nesibritkinkit, kaip aš sakau. Mėsą turi išmasažuoti, jinai turi būti minkšta.
susigerti gerai. Na va, štai toks šašliko dar vienas mano kanale receptas. Tai yra greitas receptas. Ir viskas, paliekam, na, geriausia 2 valandom, bet galima ir už valandėlės kept. Tai, kadangi jisai turi pastovėti ir aš jį paliksiu stovėti lauke, tai siūlyčiau į juos uždengti. Kadangi dabar yra vasaros metas, visokių vabzdžių daug, tai yra ir mūsų tame tarpe lauke. Tai užsidengiam. Aš naudoju foliją, galit naudoti maišelį, galit naudoti pakavimo tą maistinę plėvelę. Bet puikiai tinka ir folija. Pas mane folija čia gan stora, aš perku promo parduotuvėj, kadangi rūkau dažnai mėsytės, tai jinai tokia galingesnė. Na, užsidengiam ir paliekam 2 valandom. Na, o kad neprailgtų jums tos 2 valandos, aš jums parodysiu dar vieną svogūnų marinavimo būdą. Tai čia turiu štai tokius gan didelius svogūnus 3. Turim bliudelį. Ir svogūniukus, na žinoma, jos reikia apsilupti. Na ką, ir svogūnus dabar susipjaustom, na, kaip jums čia jau patogiau. Šiaip galima būtų griežinėliais pjaustyti, bet aš pjaustysiu pusžiedžiais. Pjaustom nelabai plonai, aš sakyčiau apie 0,5 centimetro storio pusžiedžiais, nes čia jau yra ne marinavimui, čia yra valgymui prie mūsų šašliko. Tai pjaustomės tokiais, na, stambesniais pusžiedžiais. Ai, manęs dar kažkas tai klausė, kas čia pas mane čiurlena pastoviai prūdė. Tai čia pasidaręs tokį savadarbį fontaną, to aš jums parodysiu. Va čia. Tai yra vietoj oraputės. Jisai, na, cirkuliuodamas vanduo, gaunasi kaip ir prigeria degonės. Na ir žuvytėm per šituos visus karščius, kur buvo, na, degonės tikrai trūko. Tai pas mane čia yra ir dekoratyvinių karosų, ir erškėtų yra nimfų, man atrodo, taip vadinasi. Na, vienu žodžiu, tokių truputėlį, sakykime, egzotinių žuvų. Tai šiaip lyg ir viskas gerai. Tas mano improvizuotas fontanas veikia, čia gavau dovanų iš sesers ir švogerio. Tai gavau dovanų pompą, bet jinai buvo be angalio, be nieko. Tai aš tiesiog paėmiau 36 ar 32 vamzdžio gabalą, atpjoviau, užlitavau su šituo, kur uždeginėjam tą dujinę, nežinau kaip jį pasakyti, dujinis degiklis, vienu žodžiu. Užlitavau viršų, tiesiog su peiliu įpjoviau keletą tokių ertmių ir gavosi toksai improvizuotas laikinas fontanas. Esu užsakęs jau fontano galvą, tai po to jį perdarysiu. Turėsiu laiko, tai nufilmuosiu, kaip aš darysiu fontaną. Jisai bus plaukiantis fontanas su inkaru ir galima bus parodyti, jeigu bus įdomu. Tai būtinai komentuok, jeigu norėtum tokio turinio, pavyzdžiui, fontano gamybą, bet ne savadarbio, visiškai fontano. Pavyzdžiui, siurblys ir yra tam skirtas. Tai pakomentuok. Na, o dabar svogūną dedamės į dubenį. Va, kaip gerai. Ir pasukt galiu, ir palenkt normaliai galiu. Nu, super. Taip, toliau. Į dubenėlį, žinoma, beriamės truputėlį pipirų. Druskytės. Pasismulkinam krapų, šviežių. Taip pat beriame į dubenį. Na, tai įsidėjom druską, pipirai,
žalumynai ir svogūnas. Ką dabar padarysime, tai jau jeigu pomidorų tema, šiandien šašlykas marinuotas pomidorų sultyse, tai mūsų svogūnai bus marinuoti kečupė. Kečupą pirkau tokį Lidl'e, dar nesu ragavęs, šiaip mes galim tai dabar pabandyti. Skanus. Iškart galiu pasakyti, kad skanus, nenatūralus, tikrai 100% ne, bet skanus. Duoda baziliką savo, duoda česnakas, tai čia matau prašyta italų, tai itališkas gal kečupas. Tai įpilame kečupą. Geriausia būtų naudoti, žinoma, šitam marinavimo būdui pomidorų pastą maišytą su vandeniu ir prieskoniais, žymiai geriau, bet aš manau, kad čia irgi visai bus gerai. Einu atsinešiu šakutę. Na, šaukštą turiu, tiks ir šaukštas. Ir dabar tiesiog viską gerai pramaišome. Dar svogūnus galima būtų pradžiui nuplikyti, kad tas aitrumas išnyktų, bet kečupė yra acto ir jisai šiaip tą aitrumą turėtų ištraukti. Kadangi svogūnai stovės apie porą valandų, tai tikrai jie bus skanus ir išsimarinavę. Svogūnų šitos dažnai darausi su kečupu, man patinka, taip pat ir su actu, aišku, darausi. Mano kanale paieškosi, tai tikrai prie šašlyko rasite ir svogūnų marinavimų receptų, kas nematėt. Tai va, išmaišėm, atrodo štai taip, tikrai skaniai. Galima jau netgi dabar. Labai gerai. Tai va. Tai šiandien tokia pomidorų tema. Tai va, svogūnus taip pat galima užsidengti, galima palikti kambario temperatūrai, nieko baisaus. Ir viskas, dabar viską paliksime porai valandų. Aš einu tuo metu apsitvarkysiu čia. Jums tai užtruks keletą sekundžių. Na, man porą valandų pasiruošiu šašlykinę. Likus pusvalandukui ją užsikursime. Ir tiek. O dabar... Ką dabar? Dabar viskas. Eisim kept. Na ką, liko dar pomidorų sultis. Tai aš, kaip ir sakiau, mėgstu labai pomidorų sultis. Tai parodysiu, kaip aš jas geriu. Tai įsipilam į stiklinę pomidorų sulčių. Čia yra druska ir pipirai. Įsiberiam žiupsnelį. Galima įsidėti žalumynų, tai krapų, baziliko porą lapelių. Labai tinka prie pomidorų sulčių. Net nosį užnyžo. Viską labai smulkiai susismulkinam. Ir visą šitą smulkintą gėrį taip pat į stiklinę. Tada paimam, prasimaišom labai gerai. Šiaip kartais dar mėgstu pomidorų sultis su grietinė. Bet šį kartą daugiau su daržovėm, su prieskoniais. Ir štai tokios pomidorų sultis labai atgaivina karštą dieną. Žalumynus net pakramtyti reikia. Tai va, štai tokias aš pomidorų sultis darausi. Nemėgstu taip vadinamų pleintų. Tiesiog pomidorų sultis, tai būna su grietinė. Kartais ragavęs esu su mineraliniu, nelabai patiko, bet dažniausiai žalumynai, druska, pipirai. Išsimaišai, dar jeigu turi, tai česnako būtinai įsidedi gabaliukų, labai smulkinto ir gaunasi sultytės. Na, laukiam šašlyko toliau. Nu ką, praėjo gera 1,5 valandos ir atėjo laikas, kam? Kurti šašlykinę. Tai kol šašlykinė
įsikurs, praeis dar kokių gerų 20 minučių daugiau ir bus pats metas kepti šašlykui. Tai dedam kubelius įdėgymo, uždegam juos. Čia turiu amalkyčių porą, kad įsidegtų. Ir po to ant viršaus uždėsime anglių. Na, kad anglis mums dar greičiau įsidegtų, panaudosim anglių bokalą. Tai yra toksai anglių bokalas, jis parsiduoda. Dedam 3-4 įdegtukus po apačią. Juos užsidegam. Dega. Įmam tą anglių bokalą ir statom ant viršaus. Čia yra skylutės, tos anglis pakeltos, gaunasi trauka ir labai greitai įkaista anglis, toks visas bokalas. Kokių 10 minučių ir bus gatavas anglis. Na ką, kol mūsų anglis įsideginėja, manau, kad mes galim jau susimauti šašlyką ant iešmo. Tai pažiūrėsim, kaip mausis. Manau, kad bus mėsytė minkšta, bent jau iš kalbų. Nu, atrodo puikiai. Ką? Ai, labai gerai. Ką, ir bandom iš karto maut. Tu sultis trykšta. Manau, bus labai gerai. Čia va tas pirmas gabaliukas, man atrodo, kur buvo toksai. Nu, maunasi, sakyčiau, lengvai, mėsytė išsimarinavus. O kvapą, žinokit, nepasakytum, kad čia pomidorų sultis pildas. Jau seilės renkasi burnoj. Nu, štai tokie iešmai gausis, puikus. Beje, jau ateinančią savaitę ruošiu motorolerius kelionę į Latvijos pajūrį. Tai tikimės, kad antradienį mes gausim detalės, jau yra užsakytos, kurių trūksta. Tikimės, kad susirinksim per antradienį, trečiadienį juos. Penktadienį varom į technikinę ir žiūrim pagal orus ir startuojam. Jeigu praeisim technikinės. Bet aš manau, kad praeisim, nes viskas bus padaryta. Tiek šviesos, tiek stabdžiai. Ir lėksim į turisteką. Šią vasarą niekur nebuvau, su sodyba labai stipriai buvau užsiėmęs. Tai bent jau išvažiuosim trumpam. Nežinau, kiek kelionė truks, 4-5 dienas gal. Žiūrėsim, kaip seksis su mopedais važiuot. Praeitą kartą, kai važiavom į Palangą, tai sekėsi, sakyčiau, labai gerai sekėsi. Kaip ir sakiau, 2 iešmai tokie didesni gausis. Tai tik tais tas greitis buvo 35 vidutinis maždaug. Na, su šitom bėginiai čia nais yra motoroleriai, tai aš labai tikiuosi, kad bent jau 50-60 galėsim judėti. Planas per dieną yra pravažiuoti apie 100 km. Na, vienu žodžiu, šiandien video ne apie tai, sekite būtinai, subscribe paspauskite, kas nepadarėt, kad nepraleist gerų video. Ir antradienį, trečiadienį jau išeis nauja serija apie motorolerių ruošimą
ir pasiruošimą į kelionę. Dabar einam kept. Va, kaip matote, anglis labai greitai įsidegė, ugnis net eina per visur. Tai čia irgi jau malkytės beveik sudegė. Tai imam tiesiog tą bokalą, čia yra rankina, yra apsauga nuo karščio ir pilam į šašlukinę. Na va, ir turim paruoštas greitai anglis. Ugnis gan didelė, manau 5 minučių ir būsim pasiruošę kepimui. Keletą malkyčių dar vadega, jos tuoj sudegs ir galėsim pradėti kepti. Na ką, anglis jau paruoštos, šašlykai taip pat užmauti ant iešmų ir galime pradėti kepti. Tai ten, kur degančios dar malkytės liko, patraukiau į šoną, o čia tiesiog dedame ir aš naudoju tokią taisyklę. Verčiu tik po 5 minučių. Tai sakykim, šašlykas kepasi 20 minučių, 4 šonai po 5 minutės. Nežinau kodėl, man taip gaunasi geriausiai iškepti. Tai va, kepam ir eisim jau ragaut. Pažiūrėsim, kas čia mums gavosi. Toksai blitz šašlykų receptas greitas. Nu va, šašlykas kepa labai gražiai. Ai, kaip gerai. Va. Puikiai kepa, truputėlį, kad apskrunda nieko baisaus. Viskas čia labai puikiai. Tai va, bandau išlaikyti tą 5 minučių laiką ir kepam. Nu ką, aš manau, kad jau šašlykas gatavas, apskrudo tikrai gerai. Tai jau viskas, keliaujam prie stalo, parodysiu, ką toliau daryti. Na ką, keliaujam su sultingu savo šašlyku ir pasimkit būtinai dubinį kažkokį. Tai ką aš darau visą laiką, kai baigia kept, aš numaunu nuo iešmo. Gal sakysite, kad nuo iešmo skaniau ar dar kažką, patikėkit. Kai aš pradėjau tai daryti, daugiau nebenustoju ir visą laiką taip darau. Šašlykas išlieka labai sultingas. Jisai dar inde, na kaip ir sakykim, dasigamina, jeigu kažkur tai ir nedakepęs. Tai va, numaunam. Būtinai uždengiam dangtį. Tai gali būti bet kas. Tai kažkoks tai puodas su dangčiu, mano atveju stiklinis indas, gali būti tiesiog paprastas bliūdelis ir uždengtas folijoj, bet būtinai turite palikti bent 10-15 minučių, pailsėti, pastovėti, subręsti ir neduoti išsigaruoti mėsos sultim. Tai va, tuo tarpu, kol mėsytė bręsta, mano legendinis česnakinis batonas. Einam jį pasiskrudinsim. Tai va, aš šį tiesiog į šašlykų vietą dedu ir iš kelių pusių apskrudinu, kad apskrustų. Ten yra viduj sviestuko česnakinio, jisai turi pratirpti. Tai tada gaunasi labai traškus, labai skanus batonas. Na, iš karto išsiskiria riebaliukas. Man tinka jisai visur. Jau kažkas minėjo, donatas be šito batono, tai ne donatas būtų. Tai va, laukiam, pasiskrūdinam ir to jau neužilgo, 15 minučių bėgė, ragausim mūsų šašlyką marinuotą pomidorų sultyse. Nu ką, atėjo metas paragauti mėsytę mūsų, ne? Ragausi mėsytę? O kam tą liežuvį iškišus? Ne? Dėti tau mėsytės vieną gabaliuką. Žiūrėk, tetė kokią išvirė. Išvirė, sakau. Iškepė mėsytės. Ragausi? Pasakysi žiūrovam, kaip ar skaniai tėtis padarė, ne? Visi. Tai. Tuoj mes tau gražesnį tokį ištrauksim. Tetė kepė mėsytę. Visi laukia. Tai dodos. Mamininga pirkot patai. Ką pirkot?
Nina patį. Nu ir savo įsidėsim gabaliuką. Gerą. Būtinai duonytės. Ir žinoma, svaguniuko. Skanu? Nori duonos? Kepė. Kečupo? Prašau. Nu ką? Į sveikatą? Į sveikatą? Minkšta mėsytė. Skonis labai geras. Svoguniukai traškus. Aitrumo neliko visiškai. Skanu. Mėsytė iškepus gerai. Kodėl tu tik kečupą valgai? Mėsytės nevalgai? Įsivaizduosi. Ar skani mėsytė? Va. Imk. Kaip skanu? Kepė? Nu, papasakok dabar tu man. Ar patiko tau mėsytė? Ar skani? Ačiū tiesa. Skani mėsytė? Viskas, sakyk ačiū visiems. Sakyk ačiū, pamojuok. Ate, sakyk. Ate. Ate. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir šiandieną su jumis buvau aš. Prisijungė į ragautojas didysis. Ir susimatysim jau labai greitai. Iki greito. Iki. Ate.